Sveiki, mėlyjeji, mūsų dviem sakiniais su Andrium Bagdonu. Ir apart to visi kaunasi dėl mokesčių, dėl gynybos, dėl 5 kolonos, tokių nesąmonių dabar yra pridirta paskutinę savaitę, reiškia politinėje erdvėje. Ir dar jūsų partijos pirmininkė, vėl jinai kiauksi apie tą 5 koloną. Bet mes šiandien ne apie tai, nes apart to Andriui Bagdonui visiškai nusispjaut 5 kolona ir jis toliau, reiškia, kaip toks darbinis arklys tempia vežimą ir šią savaitę eilinį kartą buvo, nežinau, tokia man kaip dežavu, Andriau, nes ir praeitą kadenciją ten stūmiai, kauveisi, daužeisi dėl stacionarių greičio matuoklių Lietuvos keliuose, kuriuos įsirenginėja Via Lietuva, kaip nori ir kaip pats tu pasakėjai, čia man aišku šokiruojantis faktas, kad kas trečias greičio matuoklis yra toks pusiau legalus, ar aš teisingai supratau? Šiuo metu stacionarių greičio matuoklių įrengimo tvarka nėra reglamentuota įstatymu. Po akcinės bendrovės Via Lietuva reorganizacijos įmonei tapus privačių juridinių asmenių siekiančių pelno, ji toliau priima sprendimus pagal savo vidaus metodikas, nors įstatymai nenumato jai tokių įgaliojimų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad valstybės kontrolė nustatė, kad Via Lietuva nesivadovauja savo pačios nustatytą tvarką ir kas trečias greičio matuoklis Lietuvoje įrengtas pažeidžiant tvarką. Siūlome įtvirtinti naują sąvoką stacionarusis greičio matuoklis ir nustatyti aiškias sąlygas bei tvarką jų įrengimui, greičio matuoklių įrengimo ir naudojimo tvarką valstybinės reikšmės keliuose nustatytų vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Be to būtų nustatyti reikalavimai įrengimui automagistralėse, kur eismas itin intensyvus. Prieš visus veikiančius greičio matavimo priemonės įrenginius būtų pastatomi įspėjimai. Šis projektas suteiktų galimybę teisiškai reglamentuoti stacionarių greičio matuoklių įrengimą ir užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos tik pagal aiškius ir pagristus saugumo principus. Sveiki, tai visiškai teisingai ir praėjusią kadenciją mes nemažai dėmesio ekonomikos komitete skiriame būtent greičio matuoklių įrengimui, tvarkų įvairiausių išaiškinimui ir panašu, kad praėjusių metų pabaigoje valstybės kontrolė tą patvirtino, kad Via Lietuva pati savo nusistato tvarką, kur ir kada bus įrengiami greičio matuokliai ir valstybės kontrolė nustatė, kas trečias greičio matuoklis yra įrengtas, nesivadovaujant pačios Via Lietuva nustatytai tvarkai. Tai manau, kad dalis tų greičio matuoklių tiesiog turėtų būti išmontuota, nes kiekvienas greičio matuoklis kainuoja pinigus, yra sudarytos sutartis priežiūros, už vieną greičio matuoklį yra nuo 1000 iki 1500 eurų mokama įmonė, kurį aptarnauja. Tai aš džiaugiuosi, kad parlamentas pritarė pateikimo stadijoje pasiūlymui, kad vis dėlto vyriausybė turėtų pavesti susisiekimo ministerijai, nustatyti tvarką, kurią vykdytų Via Lietuva, nes Via Lietuva dabar yra akcinė bendrovė siekianti pelno. O mūsų tikslas, kad greičio matuokliai būtų avaringose ruožuose ir įspėtų vairuotojus apie tai, kad tai yra avaringas ruožas ir reikėtų prilėtinti greitį. Žinoma, tie, kurie neprilėtina, gautų nuobaudas vienokias ar kitokias, priklausytų nuo greičio, o visi kiti turėtų prilėtinti. Taip pat projekte yra, man atrodo, svarbus pokytis, kad, taip vadinami dabar trikojai yra statomi bet kur sugalvoja pareigūnai, tai įstatymo projekte yra numatyta, kad vis dėlto prieš trikojus, kaip ir prieš stacionarius greičio matuoklius, turėtų būti įspėjamieji ženklai, nes tai turbūt paskatins juos statyti iš tiesų avaringose ruožuose, o ne bet kur galima iš vairuotojų gauti tiesiog daugiau pinigų ir taip papildyti biudžetą. Bet šiaip tai, Andriau, sutik debilizmas yra ten gerai, Vilnius, Kaunas kelyje, tai ten neišsilakstysi, bet net ir ten yra keli tie ruožai. O nekalbant apie Kaunas Klaipėdą, kur ten vos ne kaip Vidurinės Azijos stepėse tas kelias ir irgi yra tie vadinamieji greičio ribojimo ruožai, vidutinio greičio ruožai, tai kurie niekam nereikalingi, niekas ten nežūva, avarijų nėra.
nėra tose ruožuose ir jie vis tiek buvo sukišę tuos matuoklius. Tai palaukit, tai jūs patys tai ir padarėte, kad akcinė bendrovė prie konservatorių, man atrodo, jinai buvo paversta iki galo pačioj kadencijos pradžioj ir jūs davėt jiem užsidirbti, nes kiekviena akcinė bendrovė nori arba jos tikslas yra užsidirbti, o dabar jūs vėl keičiate įstatymus, kad neva jinai neužsidirbtų, nes tada prieštarauja pačiai logikai. Na tai aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad greičio matuokliai yra prevencinė priemonė įspėjanti vairuotojus apie avaringus ruožus. Visi kiti atvejai, kuomet greičio matuokliai buvo įrengti nesivadovaujant nustatytai tvarkai, aš manau, kad jie buvo įrengti nelegaliai ir ne tose vietose, kur iš tiesų juos reikėtų įrengti. Jeigu kalbėti apie automagistralę Kaunas-Klaipėda, tai aš, jeigu neklystu, yra greičio matuoklis tik vienoje vietoje. Visur kitur yra įrengti sunkiam transportui nuskaityti įrenginiai, tai su greičio matavimu jie neturi nieko bendro. Taip pat automagistralė, akivaizdu, kad yra jau susidėvėjusi ir reikalingas jos yra remontas, tai tame pačiame įstatymo projekte ir yra numatyta, kad visų pirma prioritetas yra sutvarkyti kelią, jeigu kalbėti apie automagistralę, ten būtent yra ir išskirta, sutvarkyti kelią, kad jis būtų saugus ir tik tuomet įrenginėti papildomas priemonės, kurios gali prevenciškai vairuotojus vienaip ar kitaip paveikti. Tai kaip ir sakiau, tam projektui buvo pritarta ir jisai pradėtas bus svarstyti komitetas. Sakyk, tu čia paminėjai Kaunas-Klaipėda, kad ten sunkiam transportui, ne kažkokios tai akys yra įdėtos. Tai čia ta vadinamoji etolingo sistema, taip? Taip, kuri planuojama įdiegti, tai būtent tam ir buvo sumontuoti tie įrenginiai, kurie yra labai panašus kaip greičio matuokliai, bet jie nenustatinėja greičio vairuotojų važiuojančių. Ok, bet etolingas neįdiegtas. Aš vėlgi prisimenu paskutinius 2 metus, nieko, ten vėlgi teismai kažkokie, 100 milijonų prarasta, ten tokios sumos buvo. Ir štai, pavyzdžiui, dabar norit pažaboti greičio matuoklius, kuriuos kur nori stato Via Lietuva, norėdama pasipinigauti. Ir čia iš viso yra, Andriau, akibrokštas. Milijoninis pirkimas vyks neskelbtinų derybų būdu tvoros su Baltarusija. Čia koncertina pavyzdys, įkvėpia valdininkus. Etolink atstuminės kelių rinklavos sistema įsigijimas buvo inicijuotas 21 metais. Tralalalalalalala. Kaip bebūtų, kol vyko teismai, UAB Pro 2 kartus buvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą, o Via Lietuva šiandien svarsto kitas alternatyvas. Tai yra pirkimą vykdyti neskelbtinų derybų būdu, kaip buvo tvoros su Baltarusija atveju. Tai mes prisimename, kaip buvo nupirkta tvora su Baltarusija 3 kartus brangiau negu buvo jos rinkos kaina. Tai čia neskelbtinų derybų būdu, kas sukontroliuos, ir tai jau man kvepia stiprią korupciją. Aš iš ties sutinku, kad kuomet yra įsigijamas vienas ar kitas dalykas be konkurso, gali kilti abejonių dėl skaidrumo ir dėl kainos, bet grįžtant prie būtent etolingo sistemos, tai aš norėčiau tik tai atkreipti dėmesį, kad ši sistema buvo planuota įrengti nuo 2018 metų. Tai yra jau 3 Seimo kadencija ir vis atsirasdavo kažkokios priežastys, kad reikia vis nukelti tą įdiegimo laikotarpį, nukelti ir jau 3 kadencija mes vis nukelinėjame dėl vykstančių teismų, dėl nepatikimų įmonių ir taip toliau. Tai kartais galbūt yra tokia galimybė neskelbiant konkurso įsigyti vieną ar kitą prekę arba įdiegti sistemą, bet čia jau turbūt pasitikėjimo klausimas, arba mes pasitikime, arba nepasitikime. Ir jeigu 7 metus negalima įrengti atolingo sistemos, kuriai iš esmės pritarė parlamentas ne vieną kartą ir reikia vis nukelinėti, tai panašu, kad irgi yra tų trikdžių tokių nepagristų, kuomet yra viena ar kita įmonė, kur dirba tik keli darbuotojai ir jie nuolatos skundžia tos konkurso rezultatus, tai ministerija turbūt su Via Lietuva priėmė tokią poziciją, kad vis dėlto be konkurso pasirinkti, kas įrengtų tą sistemą, bet kaip ir sakau, čia turbūt pasitikėjimo klausimas, arba mes pasitikėsime, arba nepasitikėsime, nes kartais tiesiog taip yra, arba tiesiog reikėtų teisiniu toliau keliu eiti ir organizuoti konkursus ir įrengti už keletos metų, nepadarant jokios žalos ir nupirkant už pačią geriausią kainą visą sistemą.
Nu tai, Andriau, ką reiškia pasitikėti, nepasitikėti? Antradienį buvote uždaram Seimo posėdį. Aš nebuvau, man nieks nieko nenuleido, ten buvo analizė valstybės kontrolės. Nu ką jūs ten galėjote išgirsti? Kad viena ar kita įmonė artimai susijusi su vienais kitais asmenim galimai pirkimus darė 2-3 kartus brangiau. Tai jūs čia tą patį Pandoros skrynę, kad ką reiškia pasitikėjimas? Pasitikėjimas piniguose turi būti grįstas žiauria kontrolė. Tai dabar sugalvos, kad jiem reikia tai Via Lietuva, nuskriaudžiant kokį nors 1 kilometrą žvyrkelio už 5 kartus brangiau nusipirkt tą etolingą. Ir nusipirks. Ir nieko nepadarysit. Neskylę, neskelbtinų dėrybų būdų padarė, kas? Bilotaitė, kai pirko tą vadinamąją koncertiną. Čia, žinok, yra labai slidus su šitais dalykais. Čia maža to, kad jau ir Kamas daro viską neskelbtinių dėrybų būdu. Bet aš sutinku, ta prasme, aš ir prieš tai minėjau, kad ta prasme, tai yra blogas pavyzdys, kuomet nevyksta konkursai ir sutinku su tuo ir negaliu tikrai ginčytis, bet papasakau visą etolingo įrengimo planavimo istoriją, kad būtų platesnis šiek tiek vaizdas. Tai žinoma, kad idealių variantų būtų geriausia, kad įvyktų konkursas, būtų nupirkta įranga už pačią geriausią kainą ir nekiltų žmonėms jokių abejonių, kad konkursas vyko skaidriai ir yra atrinktas geriausias pasiūlymą pateikęs juridinis asmuo. Nu, o dabar prie pagrindinių liberaliųjų vertybių. Remigijus Žemaitaitis šią savaitę pasiūlė padidinti atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribą nuo 5 000, ką įkelia konservatoriai, beje, kartu su jumis ir Majausko iniciatyva, iki 15 000 ribą, bet paskui tam pačiam pasisakyme sumažino iki 10 000. Nu, bet tai jau visgi šis tas, kaip tu vertini? Padidinti atsiskaitimo grynųjų pinigų ribą nuo dabartinio esančių 5 000 iki 15 000 yra pateikta Teisės departamento pastaba, tai ją tikrųjų įvertinsim ir plus yra siūloma rekomenduojama suma nuo 15 iki 10 000. Tai bus užregistruotas pasiūlymas ir nuo 5 iki 10 000 riba bus. Bet čia jau eigoje komitete. Aš tik noriu priminti, kad praėjusioje kadencijoje aš ne tik balsavau prieš, bet ir pasisakiau ne kartą prieš, kad apskritai, jeigu žmonės teisėtai gauna pajamas ir jas laiko namuose nepriklausomai nuo sumos, tai niekas ir neturėtų apriboti jomis disponuoti. Tai yra teisėtai gautos lėšos ir tu gali turėti ar 10 ar 20 000 namuose ir tu turi turėti galimybę jas, jeigu esi teisėtai gavęs, teisėtai ir išleisti. Priminsiu tik apie aplinkybės, kuomet buvo įvestas tas draudimas. Tai mes išgirdome teismo rezonansinės bylos, kyšininkavimo rezonansinės bylos atvejį, kalba apie 100 000 eurų ir tuomet pasinaudojant tą situaciją buvo ištrauktas iš stalčiaus senas projektas, nes iki tos dienos galėjai atsiskaitinėti grynais pinigais tiek, kiek nori, jeigu tu turi jos teisėtai gavęs, tik tai, jeigu didesnė suma nei 14 500 atlikdavai operaciją, turėdavai pasiaiškinti, ar tu tas lėšas gaudavai teisėtai ir tiek. Tačiau buvo ištrauktas senas projektas, buvo net siūloma iki 3 000 apriboti, bet galų gale po įnirtingos kovos Seime buvo vis dėlto priimtas kelių balsų persvara 5 000 viršutinė riba ir man atrodo, kad jinai yra visiškai nieko nepagrįsta. Bandoma pasakyti, kad nuo to sumažės neteisėtų vienokių ar kitokių verslo operacijų, tai jeigu kalba yra apie verslo subjektus, tai jiem ir planuokite įvedinėti, prie ko čia paprasti žmonės, kurie ir darbo užmokestį gauna ir gali namuose tas lėšas laikyti ir parduoda vienokį ar kitokį turtą, taip pat jiem niekas nedraudžia namuose tas lėšas laikyti. Tai man atrodo, Remigijaus siūlymas yra tikrai geras, aš balsavau už ir girdėjau jo pasiūlymą, kad jis dar registruos siūlymą iki 10 000 eurų. Jeigu jau toks siūlymas bus, aš tikrai pritarsiu, bet man atrodo, apskritai nereikėtų riboti žmonėms atsiskaitimo teisėtai gautais pinigais, nes čia su šešėliu nieko bendro neturi tie, kurie darė nelegalias operacijas, tie, kurie naudoja lėšas ne tam, kam reikėtų, jie tą patį ir daro, niekas nepasikeitė. O tie žmonės, kurie sąžiningai yra uždirbę pinigus, dabar jiem yra apribojimai. Ir kas prie ko dar privedė prie to, kad žmonės, norėdami įsigyti automobilį ar kitą brangesnį prekę nei 5 000, turi atsidaryti banke sąskaitą, įnešti į banką pinigus ir tuomet atlikti operaciją. Ką tai reiškia?
tokių sprendimų Seimas prisidėjo prie to praėjusios kadencijos, prisidėjo prie to, kad bankam mes dar padidinam pelnus, nes kito kelio tiesiog atlikti operaciją didesnė nei 5000 šiai dienai nėra. Bet žiūrėk, aš nežinau, tu vis tiek ten Seime sėdi, ekonomikos komitete buvai. Butkevičius pasakė, kad niekas nedraudžia ir dabar atsiskaityti ir 100 000 grinais, ir 200 000 grinais. Aš negirdėjau, aišku, tokių sandorių, čia jis meluoja, ar ne, ir pavyzdžiui, dabar ta Žemaitaičio pasiūlyta 10 000 grinų atsiskaitimų kartelės padidinimas prives prie šešėlio. Čia kažkoks tai, loginis nonsensas. Ta prasme, 100 000, bet tu turi juos deklaruoti. Ar tu esi pats girdėjęs šitą dalyką? Ir šiuo metu niekas nedraudžia atsiskaityti grinaisiais pinigais didesnėmis sumomis. Tik aišku, reikia tuo metu deklaruoti pinigų kilmę. Galima ir 100 000 grinaisiais sumokėti ir šiuo metu. Netgi yra tokių pavyzdžių, kur biudžeto ir finansų komitete mes matėm, kad kai kurie Lietuvos piliečiai yra atsiskaitę netgi su užsienio kompanijomis, kur keli 100 000 grinaisiais pinigais buvo atliekamos pinigų transakcijos. Tai vienas dalykas, kodėl jūs šito dalyko neskatinat. Antras dalykas, vis dėlto tai yra susijęs su šešėlinės ekonomikos mažinimu. Ne, aš čia nesu girdėjęs, bet girdėjau Butkevičiaus kalbą ir tuomet jis kalba apie tai, kad atliekama operacija yra patvirtinama transakcija, tai jis tada kalba apie bankinį pavedimą. Kokia transakcija galima, jeigu tu moki grinais pinigais? Nėra jokios transakcijos. Tai man atrodo, buvęs premjeras galbūt čia šiek tiek susipainiojo, aš dar darau tokią prielaidą, nes šiai dienai labai aiškiai yra valstybinė mokesčių inspekcija išaiškinusi, kad net 2 operacijas, jeigu jos viršė 5 000 eurų, jeigu vienas įsigijimas yra, prekė kainuoja 7 000, tu negali jos išdalinti į 2, mokėti ten 5 ir 2, tai būtų skaičiuojama kaip viena operacija viršijanti 5 000 eurų ribą. Yra labai aiškus VMI išaiškinimai ir šiai dienai nėra jokios galimybės. Jeigu prekė kainuoja daugiau nei 5 000 eurų, tu tiesiog negali tos operacijos be bankinio pavedimo atlikti. Ir su kuo susiduria dar smulkieji verslai, apie ką kolega Remigijus kalbėjo iš posėdžių salės ir aš tą pats žinau, ypatingai vasaros sezono metu. Įsivaizduokit, yra gyvenvietė, kurioje yra ir maisto prekių parduotuvės, ir kavinės, ir joje nėra bankomato. Ką tai reiškia? Jeigu žmonės perka prekes arba įsigyja paslaugas grinais pinigais, tai tas asmuo kiekvieną dieną surinkęs lėšas, jų didesnė suma suteikėjais atsiskaityti negali, tai iš esmės jis važiuoja 15 į vieną pusę, jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie Neringą ir Juodkrantės gyvenvietę, arba 35 km į kitą pusę. Jeigu važiuoja į Nidos pusę, kad įnešti pinigus gautus grinais į bankomatą, tai abi pusės 70 km. Tu tiesiog dėl to, kad Seimas tokį sprendimą priėmė, tu turi daryti, nors lėšos visos gautos yra teisėtai įmuštos į kasos aparatą. Jeigu tu nori 15 km važiuoti į vieną ir į kitą pusę atgal 30 km plus keltas, tai yra taip pat sąnaudos ir laikas. Tai vien dėl tokių sprendimų smulkieji verslai gavo papildomą biurokratinę naštą, nors jie veiklą vykdo visiškai teisėtai. Man atrodo, kad tas pasiūlymas yra tikrai geras, tikiuosi greitai bus ir vyriausybės išvada ir mes bent 10 000 vesim ribą, nors kaip ir sakau, mano nuomonė apskritai jokio ribojimo neturėtų būti, o jeigu gerbiamas Butkevičius kalba apie šešėlį, tai ir kalbėkime, kad juridiniam asmenim galbūt reikėtų ir iki tam tikros sumos įvesti apribojimą atsiskaitimam tam, kad matytų. Bet jeigu mes kalbame apie tai, kad nuo gegužės mėnesio bus viskas skaitmenizuota ir realiu laiku kasos aparatas pateiks duomenis mokesčių inspekcijai, tai man atrodo, mes iš esmės eliminuojame tą šešėlį iš prekybos ir toks pasakymas, kad padidės šešėlis, yra niekuo neparemtas. Bet ar jis nenusišnekėjo? Ar tu girdėjai nors vieną sandorį virš 100 000 grinais? Ne, aš tokio sandorio tikrai nei vieno negirdėjau, aš nežinau, iš kur kolega Algirdas Butkevičius tokius duomenys ėmė, bet jis paminėjo ir transakciją, kad tokios operacijos vyksta ir gaunama transakcijos patvirtinimas, tai jis čia turbūt ir galėtų atsakyti, kur jis girdėjo tokią grinais operaciją, už kurią dar transakcija yra.
kuris girdėjo. Ne, nu žinai, gal jis kokiais tais 12-16 metais, kai buvo reiškia premjeras, gal tada jis ką nors girdėjo, žinai, o dabar tiesiog Seimo salė atsiliepė. Bet štai gerai čia ir pas Remigijus vėlgi pasakė, kad tie 10 000 ir tu tą patį tvirtinti tikrai nesilieps šešėliui, nes visi šešėliniai sandoriai daromi būtent kriptovaliutų rinkoje arba kriptovaliutų pagrindų. Dėl šešėlinės jokios įtakos absoliučiai neturi įtakos, grinųjų pinigų atsiskaitimas, kai jūs kalbate. Šiandieną jūs puikiai žinote, esate garbus ekonomistas ir gerai išmanote kriptovaliutas. Jeigu kalbam apie juodą rinką, apie, tarkim, kontrabandos ir kitas prekes, visas atsiskaitimas vyksta būtent kriptovaliutomis. Čia kalba tiesiog palengvinti paprastiem eiliniams žmonėms, kurie, norėdami įsigyti vieną ar kitą prekę ar paslaugą, ar netgi smulkusis verslas, kuris dirba vasaros prekybą vykdo, kad neįtų į bankomatus, nei nešinėtų pinigų. Tie pinigai yra apskaitomi. Nuo gegužės 1 dienos visi įpareigojami turėti kasos aparatus, tai reiškia, tie pinigai bus oficialiai nešami. Visiškai teisingai, nes tie žmonės, kurie daro neteisėtas ir nelegalias operacijas, jiem tas apribojimas, kuris buvo įvestas paprastiems žmonėms, visiškai jų niekaip nepaveikė. Jie kaip ir darė tos operacijas, taip ir daro. O paprasti žmonės privalo atsidaryti bankė sąskaitas, privalo per bankus daryti pavedimus, jeigu nori brangesnę prekę įsigyti nei 5 000 eurų. Galų gale verslas, jeigu nori apmokėti sąskaitą tiekėjo už gėrimus ar kitokias prekes ir jeigu yra didesnė nei 5 000 eurų, jis negali apmokėti be bankinio pavedimo. Tai mes tiesiog įvedėme papildomai nemažai biurokratinės naštos verslui smulkiajam. Ir man dėl to gaila, nepaisant to, kad dėjau daug pastangų ir sakau, pats pasisakinėjau ir posėdžių salėje, kad ką jūs darote ir kodėl reikia įvesti ribojimą žmonėms, kurie turi teisėtai gavę pajamas ir jas grinais pinigais laiko namuose, kodėl jie nebegali jais disponuoti laisvai, taip kaip turėtų būti. Andriu, bet man jūsų vienas iš dabar jau frontmenų, pagrindinių kalbėtojų yra Eugenijaus Gentvilo sūnus Simas Gentvilas, tai tas čia tokia groteskiška situacija muostasim, kur reiškia, jis apkaltino, kad tie 10 000 padidinta, reiškia, kartelė leidimas atsiskaityti grinais pinigais didins ir toliau PVM atotrūkį, kuris ir taip yra kartais didesnis negu Latvijoje ir Estijoje. Ir dabar, jeigu mes įvesim tos 10 000, čia Gentvilas, čia jūsų, liberalas. Reiškia, Gentvilas pasakė, aš jį vadinu Gentviliuku, nes Gentvilas yra senis, o tas yra jaunas, pasakė, kad čia PVM atotrūkis kartais, tai už ką jūs čia darote, jūs čia prisidedate prie PVM atotrūkio šešėlio didinimo. Žemaitaičio atsakymas buvo, sako, tu eik pasikonsultuok su Bagdonu, kuris geriau finansuose žino ir supranta, o ne apie paukštukus. Ir jausdamas atsakomybę už gerai surenkamą biudžetą, jūs turite receptų, kaip mažinti PVM atotrūkį Lietuvoje, kuris yra didesnis kartais už Estijos ir Latvijos, nes šitas pasiūlymas jūsų konkrečiai tik prisidės prie PVM atotrūkio didinimo. Ačiū. Tai aš tik pasakysiu, praeitą savaitę nežinau apie kokius kasos aparatus, aš nieko netikiau, ne. Dabar apie PVM ir apie šitą projektą siūlyčiau su savo frakcijos nariu Bagdonu pasikalbėti, koks santykis tarp grynųjų pinigų ir PVM, tai gal jūs pasikonsultuokit su frakcijos nariais, kurie bent kažkiek išmano finansus, o ne paukštukus. Aš tiesiog gal pasakysiu taip, kad ir kuomet priėmamas buvo šitas įstatymas praėjusioje kadencijoje, mūsų nuomonės įsiskyrė, bet tai yra normalu. Tai yra, vienas turi vienokią nuomonę, kitas turi kitokią. Simonas tuo metu dirbo biudžeto ir finansų komitete ir nemažai tiek Lietuvos bankas įtakos įvairiausios darė, tiek kiti suinteresuoti asmenys, kad ta riba vis dėlto būtų įvesta atsiskaitimo grynais pinigais. Mano nuomonė, kaip iš buvusios smulkaus verslininko, nes visą gyvenimą iš esmės smulkiame versle ir pradirbau, buvo visiškai kitokia. Kam mes apsunkiname žmonėm gyvenimą, jeigu jie teisėtai, prekiauja, teisėtai lėšas gauna, kodėl jie dar kartelį būtų apribojami tomis lėšomis disponuoti, įsigyjant prekę, vienokią ar kitokią ir apmokant už paslaugas. Tai aš tiesiog turėjau kitą nuomonę. O su PVM, su PVM čia manau, kad nieko bendro neturi. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad jeigu mes nustatome mokesčius, kuriuos gali verslas sumokėti, jie ir moka.
jeigu yra tarifai ne per dideli, kada atsiranda šešėlis ir PVM nesumokamas mokestis, tada, kuomet tas mokestis taikomas nepagristai arba jis yra per didelis. Ir praėjusioje kadencijoje, beje, ir šioje jau keli parlamentarai pateikė siūlymą, kad PVM riba, nuo kurios tampama PVM mokėtojų, turėtų būti pakelta. Jin dabar yra 45 000, aš praėjusioje kadencijoje pridėjęs ir Europos komisijos leidimą siūliau ją padidinti iki 55 000. Parlamentas beje didžiulę daug balsų daugumą pritarė, tačiau dėja konservatorių vyriausybė 1,5 metų nešė į Seimą vyriausybės išvadą, nors turėtų per 4 savaitės ją pateikti, o kuomet grįžo atgal į Seimą, biudžeto ir finansų komiteto stalčiuose tas projektas ir guli. Tai šioje kadencijoje matydami parlamentarai, kad iš tiesų tą ribą reikėtų didinti, nes mes norime paskatinti tos smulkiuosius verslus, kad jie galėtų laisviau šiek tiek atsikvėpti ir vykdyti veiklą. Yra pasiūlymai ir iki 60 000 didinti, Zuokas siūlė net iki 85 000. Tai aš tikiuosi, kad parlamentas vis dėlto priims sprendimą, kad ta suma, nuo kurios tampama pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų, bus pakelta, nes tikrai ir infliacija, ir laikas, nuo kada buvo įvestas, dar litas buvo, tai yra pakankamai ilgas praėjęs. Andriau, tai čia pakels, nepakels, koks skirtumas? Jie dabar ruošiasi smulkų ir vidutinį verslą iš viso per mokesčių sunaikinti. Pakėlė GPM, pakėlė pelno mokestį, aš suprantu, kad čia labiausiai šaukia stambieji pramonininkai, bet aš įsiklausau į jų argumentus ir jie yra geležiniai, kad investitoriai pabėgs ir tada jau nebebus tų vadinamųjų pinigų gynybai, iš ko surinkti. Ir jeigu jau mes pradėjom kalbėti, bet baigiant grinųjų pinigų sumą, tu pritari, kad nei šešėlių įtakos neturės tas 10 000, nei PVM atotrūkio didinimui neturės tas 10 000. Tai Butkevičius ir tavo kolega frakcijoje Gentvilas kalba blėnius. Tiesiog nuomonės įsiskiria. Aš manau, kad įtakos neturės, nes mes kalbame apie fizinius asmenis, kurie šiek tiek laisviau galės disponuoti savo teisėtai gautomis lėšomis ir galės atlikti didesnę operaciją, nei šiai dienai yra numatyta 5 000 eurų. Bus 10 000 ar bus 15, aš nežinau, bet jeigu ir bus iki 10 000 padidintas, viršutinė riba, nuo kada jau reikia eiti į banką ir įnešinėti pinigus, atsidarinėti sąskaitą, daryti pavedimą ir tokiu būdu prekiai įsigyti. Tai aš manau, kad tikrai čia su šešėlio nei didinimu, nei mažinimu nieko neturi bendro. Tokia mano nuomonė yra. Kertiniai žodžiai: eiti į banką, atsidaryti sąskaitą, daryti pavedimą ir panašiai. Ir tu pamiršai pridėti paskutinius 2 žodžius šitoj frazei. Ir duoti bankui gerai uždirbti. Iš visų. Bankų pelnai labai stipriai padidėjo, kiekvienais metais didėjo 100 milijonų eurų. Ir prie to prisidėjo praėjusio parlamento balsavimas, kuris apribojo žmonėms galimybę atsiskaityti didesnė nei 5 000 eurų riba, mokant grinais pinigais. Prilobizavo bankus, bet dabar dar porą temų, vėlgi grįžtame prie gynybos, nieks nežino kaip ir kur. Vis tiek čia, ar vienaip ar antraip, šita valdančioji dauguma, jie susmaugs žmonės. Nusmaugs, nori, nenori. Kito kelio nėra, nes neužtenka fantazijos. Bet štai jūsų, vėlgi, tavo kolega Gentvilas pasiūlė ir vėl kiša tą fix idėją. Mes jau vieną valstybinės įmonės korginę. Mes laidos pradžioj pakalbėjom apie vieną buvusią valstybinę įmonę, ką jinai išdarinėja, pinigaujasi ir daro ir tvarkosi, apeidama įstatymus, statydama tuos greičio matuoklius. Ta pati valstybinė įmonė nori nusipirkti velnią žino už kiek atolingo paslaugas. Mes turime Ignitį, kuris daro, ką nori, kuris pjauna į visus gyventojus ir apie tai jau kalba net ir prezidentūra. Pavyzdžiui, Jansonas pasakė, kad Ignitis po covidiniam laikotarpį tiesiog plėšė savo žmonės. Plėšė, Andriau. Ir Gentvilas, prisidengdamas sunkia situacija, aiškina, kad reikia dar privatizuoti likusias valstybinės įmonės, tai yra geležinkeliai, jūrų uostas, kas ten dar laidai ir generalinė miškų urėdija, ir tai yra, anot Gentvilo, dvigubas gėris.
Čia liberalai nekartą yra pasakę, kad valstybės įmonių privatizavimas dalies yra dvigubas gėris dėl to, kad viena valstybė gauna pinigų, antra depolitizuoja įmonių valdymą, o trečia, įleidusi strateginius investuotojus, valstybė užsitikrina, kad tų šalių vyriausybės gindamos savo investuotojus gins ir šitą šalį. Ypač su Skandinavijos bankais stipriai investavusiais čia Lietuvoje. Mūsų šalies demokratinė eiga stipriai prižiūrima ir tų vyriausybių dėl to, kad čia strategiškai yra daug kapitalo sumerkta. Aš iš dalies galiu sutikti su Simonu Gentvilu dėl privatizavimo dalinio. Nes aš, kiek supratau, jeigu teisingai, ta prasme, apie tą patį situaciją kalbam ir tą patį atvejį, jis kalbėjo apie dalies privatizavimo įmonės, bet valdymo paketas, kad liktų valstybėje. Grįžtant prie Igničio, sutinku, kad šita įmonė, aš, ta prasme, kartais trūksta žodžių, kalbant apie Igničio veiklą, tai gal aš šį kartą nekomentuosiu, bet pasakysiu svarbų dalyką. Kontrolė. Kodėl tos kontrolės nebuvo? Finansų ministerijai pavaldi įmonė, mes parlamente daugybę kartų turėjome daugybę pastabų Igničio grupiai įvairiausių ir tiek dėl akcijų gavimo vietoj premijų ir taip toliau, bet finansų ministerija tuo metu visiškai niekaip nereagavo. Tai man atrodo, kontrolės nebuvimas ir privedė prie to, kad dabar visuomenė kalba apie Igničio visišką savivalę. Tai jau kaip jūs garantuosite, kad padarysite gerą kontrolę, jeigu, pavyzdžiui, yra 2010 ar 2009 metų įstatymų yra tiesiog imperatyviai įkalta, kad bet kokios valstybinės įmonės valdyba turėtų sudaryti nepriklausomi veikėjai. Tai va tokie nepriklausomai veikėjai Ignityje ir daro visą tai, ką mes dabar turim. Reikėtų analizuoti, aš manau, ir keisti įstatymus tuomet, jeigu ta kontrolė, kuri yra dabar visiškai neveikia ir surenkamos valdybos yra lojalios ne valstybei, nors ir valstybės atstovai juose yra, ir jeigu jie yra nelojalūs valstybei ir siekia tik taip kuo didesnio pelno ir visiškai negalvoja apie čia gyvenančius žmonės, nes tai yra vis dėlto valstybinė įmonė, tai man atrodo, tada reikėtų keisti įstatymus, peržiūrėti nuosekliai. Gal šioje kadencijoje tas ir bus padaryta, nes mes matome įstatymo projektus pateikimo stadijoje sulaukusius palaikymo, kad žmonės bet kada galės grįžti į visuomeninį tiekimą, jeigu nuspręs pasitraukti. Tai, man atrodo, tie sprendimai yra pakankamai geri, ne visi jiems pritarė. Dar dalis ir parlamentarų kalba apie tai, kad prie valstiečių buvo įvesta elektros rinkos liberalizacija, bet iš esmės nesuveikė, nes Lietuvoje liko vienintelis tiekėjas Ignitis. Visi kiti tiesiog pasitraukė iš rinkos. Tai reiškia, mes turim tą patį monopolį, o žmonės iš tikrųjų už elektrą moka gerokai kartais daugiau, negu kad iki visos tos liberalizavimo pradžios, kuomet prie valstiečių vyriausybės būtent buvo įvesta ta liberalizacija. Klausyk, Andriu, čia trumpai, o kažkas ten užsiminė, kad Estijoje yra 17 tiekėjų elektros energijos? Negaliu pasakyti, tikrai nežinau, kiek yra elektros tiekėjų Estijoje, bet žinau, kiek yra Lietuvoje likę. Tai iš esmės liko iš Lietuvos jau kalbėti vienintelis Ignitis. Visi kiti tiesiog pasitraukė iš rinkos. Ir dabar finalui. Nežinau, linksmai, liūdnai. Liberalai, kaip aš supratau, pritars viskam, ką atneš socdemai. Arba ten tą. Ne, tikrai ne. Ramiai. Tu nemajo galva. Nes jūsų Gentvilas pasakė, ateina sunkus laikai ir aš palaikau socdemus. Turtingi turės susimokėti daugiau, o vargšai praras dalį viešųjų paslaugų. Aš noriu pasakyti, kad laikai bus sunkus visiems. Ir mano manimu prisidėti reiks visiems. Tačiau šitoje vietoje aš sutinku su socialdemokratų ideologinė nuostata. Kas turtingesnis, tas moka daugiau. Taip, kas turtingesnis, kas pajėgesnis, tas turės prisidėti daugiau. Tas, kas mažai pajėgus, jis gal net neprisidės, bet pripažinkime, jis gal neteks kai kurių viešųjų paslaugų. Andriau, va čia yra baisus dalykas.
Ir jūs turėtumėt kovoti už laisvę, neleisti kelti mokesčių smulkiam vidutiniam verslui, kas yra bet kurios valstybės pamatas. O čia atsistoja jūsų Gentvilas ir sako, kaip tas Šarikovas iš Bulgakovo romano. Paimt viską ir padalint. Na, čia yra jo nuomonė, aš nežinau, kokiam jis formate tą pasakė, bet aš visų pirma gal norėčiau atkreipti dėmesį, kad valstybės būtinasias paslaugas turi gauti visi gyventojai ir valstybė tą garantuoja. Ta prasme, nesvarbu, kiek tu sumoki mokesčių į valstybės biudžetą, ar tu sumoki labai daug, ar tu sumoki labai mažai. Tai būtinasias paslaugas turi gauti kiekvienas asmuo. Man šitą vietą kažkaip tai labai keistai nuskambėjo, bet visi kartais kalbėdami pasakome ne tą, ką galvojame. Tai gal šiuo atveju taip ir nutiko. O dėl mokesčių, tai aš tikrai pritariu, kad nei gyventojų pajamų mes neturėtumėm papildomai apmokestinti, tiksliau nepritariu tam, kad būtų tokie mokesčiai įvedami, nes pelno mokestį mes jau pakeitėme, jisai 1% punktų padidėjo iki 16%. Įvedėme akcizus degalams, įvedėme akcizus dujomis, įvedėme akcizus tabakui ir alkoholiui. Tai visa tai buvo skirta gynybos finansavimui. Dabar nepraėjo net keli mėnesiai, mes jau kalbame apie naujus mokesčius. Ir verslas labai tiksliai sako, kad Estija įvedusi papildomus naujus mokesčius, sustabdė pas save ekonomiką, Lietuva aplenkė Estiją, buvo patrauklesnė situacija, bet kas nutiko, kuomet sustojo ekonomika ir mokesčių surinkimas sumažėjo. Tai estai jau taiso klaidas, pelno mokestį atstatė toks, koks buvo, nes jie tapo regione nebekonkurencingi. Niekas nebenorėjo ne tik tai nauji investuoti, bet dalis verslo pasitraukė. Tai žvelgiant apskritai kelis metus, jeigu taip, tai kiekvienais metais Lietuvoje ekonomika labai stipriai auga. Kiekvienais metais į biudžetą mes surenkame kiek daugiau nei milijardą eurų daugiau nei planuota. Tai iš esmės stabdyti ekonomiką būtų keistas žingsnis ir nesuprantamas. Kaip tik, man atrodo, verslas labai teisingai deda akcentą, kad reikėtų skatinti ekonomiką, kad dar daugiau per mokesčius surinkti į valstybės biudžetą. Nes priešingų atveju mes turim liūdną pavyzdį estų, kad reikės atstatinėti atgal mokesčius, mažinti juos, bet į valstybės biudžetą jau gerokai mažiau bus surinkta lėšų. Tai aš tikiuosi, vis dėlto tiek vyriausybė, tiek valdančioji dauguma Seime ras sprendimus, kaip nepadidinus tiek pajamų apmokestinimo, tiek verslui nepakėlus mokesčių, kurie jau yra pakelti. Tokie sprendimai tikiuosi, kad nebus parlamente priimti. Andriau, tu man sakyk dabar grubiai pasakysiu, tai ką jie durniai? Čiagi nereikia ieškoti. Estija tai ne Kvala Lumpūras, sostinė. Estija ne Birma. Estija ne Lesoto karalystė Afrikoje. Čia pat yra. Taigi tu pasiemi dokumentus, pasiemi statistiką ir tikrai ten jų valdžia duos mūsų valdžiai, parodys, ką jie pakeitė, ką jie pakėlė ir kaip nuo to nukentėjo, jeigu dabar atėję, jie jau atšaukinėja mokesčius ir atšaukinėja visą tai, kas buvo priimta. O mūsų atvirkščiai, net ir matydami estų pavyzdį, jie vis tiek eina tuo pačiu keliu. Tiesą sakant, mane stebina, bet stebina dėl ko? Dėl to, kad kartais buhalteriai galvoja, kad mes susirenkame PVM, pavyzdžiui, milijardą eurų, čia kaip pavyzdį duodu. Ir jeigu mes padidinsime 1%, reiškia, jo bus daugiau. Bet nebūtinai. Verslas, nebegalėdamas sumokėti mokesčius, gali pradėti slėpti. Dalis gali bankrutuoti ir gali būti taip, kad padidinus keliais procentais pelno mokestį, gali būti, kad surinkimas gali ir sumažėti, kas nutiko Estijoje. Tai čia taip skaičiuoja buhalteriai. Bet čia mes turėtum kalbėti apie bendrą ekonomikos, įvertinti ir ekonomikos augimo tą skalę, kad jinai nuolatos kyla, įvertinti ir mūsų verslo pajėgumus. Eiti, man atrodo, reikėtų visiškai priešingų kelių ir man labai nepatiko finansų ministerijos atstovo, kuomet mes buvom pasitarėme viename su verslo įvairiausiais atstovais pasakymas, buvo paklausta, ar jūs darėte analizę, kokį pokytį atneš tie pakelti vienokie ar kitokie mokesčiai. Tai atsakymas buvo gautas, kai valdančioji dauguma susitars, kokiem bus mokesčiai didinami, tada dalysim analizę. Tai tada analizės nebereikės, kai susitars, jie bus jau priimti Seime.
Tai prieš tai reikia analizuoti, kokį poveikį turės rinkai ir visai ekonomikai vienas ar kitas mokesčio pakelimas ir tik po to galima svarstyti, kuris atneš mažiausią žalą ekonomikos augimui, žmonių pajamų didėjimui ir taip toliau. Nėra laiko. Nėra laiko. Puls. Karas. Mesgi, kaip pasakė Šakalienė, turime gyventi kare. Tai su ta fraze, tai dar kokia potencialių kokį 1-2 investuotojus išbaidys. Tu man gali pačiai pabaigai įvardinti, atmeskim Rheinmetall. Atmeskim Rheinmetall. Nu, tarkim, mes nežinom to pavadinimo. Per paskutinius 4-5 metus, nors porą stambių investicijų į Lietuvą gali įvardinti? Tokių jau kapitalių. Negaliu įvardinti dėl to, kad jų tiesiog nėra. O mūsų politikam, norėčiau palinkėti nepolitikuoti karo tema, o daryti sprendimus ir ruoštis, jeigu kažkada tai po 5 metų tokia situacija ateitų, nes šiai dienai nėra grėsmės jokios. Kalba yra apie tolimesnę ateitį. Tai žmonių reikėtų tiesiog negazdinti, o priminėti sprendimus ir tiesiog būti pasiruošus viskam. Ai, Andriau, baig čia apie tos karus. Baigsim tavo kertinę frazę. Nežinau nei vienos investicijos per paskutinius 5 metus, nes jos tiesiog nėra. Ačiū, Andriau, iki kitą kartą.